Prieš porą mėnesių sugalvojau padovanoti vieną kompiuterio setupą nepasiturinčiai šeimai, bet atsiradus daugiau gerų žmonių, kurie nori prisidėti su savo komponentais, visas šitas projektas išaugo iki štai tokios krūvos. Tai sukūriau specialią elektroninę pašto dėžutę sunku@otc.lt, kur žmonės galėjo parašyti savo istorijas, kodėl jų manimų jiems reikėtų pagalbos. Tikrai atsirado širdį griebiančių istorijų ir visas atrinkom ir pažiūrėjom, kad važiuosim į visą Šiaurės Lietuvą, į Panevėžį, į Šiaulius, į Radviliškį, į Naują Akmenę, į Mažeikius ir ten išdalysim tuos kompiuterius. Tai galėsit pamatyti, kas, kur, kaip, o dabar keliaukim į mano studiją, kur pamatysit, ką mano dovanojami kompiuteriai gali. Tai pirmiausia, noriu padėkoti žmonėm, kurie prisidėjo prie šito projekto. Gavau kokias 4 vaizdo plokščias, gavau ekraną, gavau kompiuterio komponentų, bet aišku, didžioji dalis setupų dalių buvo surinkta iš mano kišenės, bet apie pinigus nesvarbu. Šiai dienai viso šito kompiuterio kaina rinkoje yra apie taip 350-400, kaip pažiūrėsi, tai patys galite skaičiuoti, kiek yra 6x400 plus nešiojami kompiuteriai. Tad žiūrėkim, ką gali šitas kompiuteris su i5 4 kartos, 16 GB RAM bei GTX 1050 Ti. Kažkas gali sakyti, nu tai kas čia per šudinį kompiuterį, ką tu čia dovanoji, bet tai tu supranti, kad aš dovanoju juos tam, kas išvis nieko neturi ir išvis nieko negali žaisti, nes žmonės, kurie susisiekia iš daugiavaikių šeimų, su ligom, su netektim, artimoje aplinkoje, šiai dienai nieko sau leisti negali. Nuo algos iki algos, kad išmaitinti šeimas. Tai jiems galimybė žaisti visus žaidimus ant net ir neaukščiausių grafikų, aš manau, yra geriau negu nieko. O ką konkrečiai gali šitie kompai, tuoj pat ir pamatysim. Beje, sekančiam video pamatysi, ir šitas kompiuteris dar gali kažkiek tobulintis ir pasigerinti jo našumas bei FPS-ai. Tai būtinai užsiprenumeruok kanalą, kad nepraleistum naujai išeinančio video. Nu, vat prašau, Fortnite'as, 120 FPS-ų. Aišku, ar visada bus tiek FPS-ų žaidime? Tikrai ne. Realesni skaičiai yra 70, 60, 80 plus minus tam tarpe, bet ei, vietoj nieko tu gali žaisti turėdamas 80 kadrų per sekundę Fortnite. Važiuojam prie Apexo. 65 FPS ant kokių nustatymų žiūrim. Taip, visi daugiau mažiau nustatymų yra vidutiniai arba maži, bet turi 80 FPS. Tai šiuo atveju, kadangi čia yra 60 Hz ekranas, tu gali keltis grafikos kokybę tol, kol tu turėsi 60 kadrų per sekundę šiam FPS-u ir aš daugiau mažiau manau, kad būsiu patenkintas. Žodžiu, kol buvo CSGO, tokių specifikacijų kompai tikrai susitvarkydavo neblogai. Ties CS2 našumas tokių kompų krito. Kokie čia palai iš vis nustatymai? Pažiūrim, ką mes čia turim. Jo, viskas plus minus yra medium. Tai net ne žemiausi nustatymai. Mes turim 50-60 kadrų per sekundę, vietomis ir 100, kas nėra pati idealiausia patirtis, bet jeigu tu, net nekalbant, kad aš čia dovanoju tokio pobūdžio kompą, bet jeigu tavo vaikui, pavyzdžiui, 8 metai ir jis naudojasi tavo senų laptopų ir tu nori prasisukti pigiai, nes tokio kompo, pavyzdžiui, kaina yra apie 250-300 eurų, tai, už 300 tu gauni galimybę žaisti visus žaidimukus ir vėliau, nuvertės tas kompas ką. Pamirši, išmesi. Tai pratestuojam kokį mes čia testavom. PUBG, Apexą, CSGO, Valorant aš net netestuosiu, nes apie 200 kadrų per sekundę su tokiu kompiuteriu tu turėsi. Tai kokį renkatės publiką? PUBG dalyko, ne? Pažiūrėjom PUBG. Prašau. Ant PUBG 1200 FPS-ų. Nežinau kaip jums, man tai tiek užtenka, o jeigu rimtai, žaidimas tiesiog neįsijungia nejungus ausinių. Tai jeigu matot juodą ekraną, tai kiškit ausinės. Kai tokios scenos reikalaujančios ypatingai galingo procesoriaus pasimato kompiuterio, kaip sakyti, tas silpnumas, ar kaip jį galima pavadinti. Bet tai čia yra specifinės vietos, kurios iš principo, nepadaro gyvenimo blogesnio. Kas iš to, kad tau čia palagino? A, tu mirsi? Nemirsi. Lauksi, kol pradėsi normalai žaidimas. 40-60 FPS nėra idealus rezultatas, bet pakartosiu kaip ir su šitais žaidimais. Dar čia įmanoma paredaguoti nustatymus, dar tikrai paskelbti tą kadrų kiekį, bet rezumė, ar gali kompiuteris susitvarkyti su žaidimais? Taip. Kelionė laukia ilga, net 2 dienų, nakvosi Mažeikiuose, tai turbūt važiuojam į kelionę. Tai ką, kita diena, norėjau sakyti rytas, bet planas išvažiuoti ryte griūna, nes visi ženklai sako, kad nereik važiuoti. Tai ryte mašina neužsikūrė, nes mistiniu būdu nusėdo akumuliatorius. Išvažiavom iš Kauno, jaučiu, kad
padangos yra atsiradęs gūzas, tai stosim Jonavoj kažkur, kas užsiema padangom, ieškot problemos ir teks tvarkyti mašiną. Tai nežinau, kiek laiko užtruksim. Nu, tai kol gerasis amurėtis norėjo žmonėm gerą padaryti, tai va. Suplyšus padangą. Kelionė baigės pakeliu į Jonavą. Padanga plyšus iš vidaus. Laukiam remonto. Tai dar uždėk, Karnėliau, tą piniginės atsiskaičiavimą kasos aparato, kad dar skaičiuosis. Tai laukiam, kol sutvarkysim. Dabar yra pusė, jau to 11, tai planavom būti 11 Panevėžy. Tai vėluosim iš kelių. Gerai, kad Jonavoje lounge'as yra, nes porą valandų čia teks būti minimum, dėl to, kad tokių padangų Jonavoje iš viso nėra. Labai egzotinės, tai atveš iš Kauno. Tai šiandieną Mažeikių ir Akmenės nežinau, ar pasieksim pagal mūsų tokį timingą. Laukiam padangų. Vat publika einam ir matom, kad turim potencialiai gerą vietą reklamai. Pagaliau pajudėjom iš Jonavos, tikiuosi problemų daugiau nebus. Tai dabar pakalbėkim, kokiais kriterijais aš remiaus dalindamas tos kompus. Iš principo žiūrėjau, ar man rašo suaugę žmonės, nes kai rašo vaikas, išsiaiškinau, kad ne vienas ten ir meluoja, iš kelių paskirų rašo, arba mano komps velka tik 80 kadrų FPS Fortnite, man reikia kito kompo. Mane jie tik supykdė, bet kalbant rimtai, tai daugiavaikės šeimos. Yra šeima, kur ten ir mama mirė prieš 1,5 metų. Tai dabar važiuojame į pirmą tašką, kur mamytė turi berods vieniša mama, turi 3 ar 4 vaikus, bijau pameluot. Taip pat jaunuolis su manim susisiekė, viskas tvarkoj, bet aš sakau labai paprastai. Tai žiūrėk, gal galėčiau pasikalbėti su tavo tėvais, ar tėvu, ar mama, kad išsiaiškinčiau tą situaciją. Tai va taip su kiekvienais tėvais pasikalbėjom, tikrai situacijos pa žmonės yra tokios, kad gyvena nuo algos iki algos, reikia vertinti ir tai, kad yra viena, kai tu turi vieną vaiką, ir yra kita, kai tu turi kelis vaikus, ir juos reikia išmaitinti, aprengti, yra būtinosios išlaidos, ir tokiam dalykui kaip kompiuteriui tai yra tiesiog neįmanomas biudžetas, nes tu gali tik svajoti dėl to, kad tavo piniginiai atskaičius visus mokesčius lieka baronkos skylė. Tai tikiuosi, kad šitas kompiuteris pagelbės jiems. Pirmas taškas jau aplankytas, tiksliau, ką tik atvažiavom, labą dieną, tai pradėsim krauti kompiuterius. Tai va, jeigu iš manęs atimtų kompiuterį ir telefoną, bankrutuoju. Tai žmonės, kurie išmoksta dirbti su kompais, nes yra šiai dienai praktiškai visi darbai gali būti atlikti per kompą, tai jie generuoja pinigus. Tai jeigu jaunuolis savo laiką paskirs ne tik žaidimams, natūralu, kad jis iš pat pradžių žais norės. Bet jeigu jis nori geresnio gyvenimo, kad galėtų kažkada padėti kitiems ateityje, tai jisai prie čia ir galvos, ką daryti. Ir kiek mes čia turim? 200 FPS, o ant kokių nustatymų pasižiūrim? Mediumai. Tai realiai 200 FPS ant Valoranto. Nežinau, čia tau prastai gal daugiau tau reikia? Ne, gerai. Tai pirmas kompiuteris padarytas, tai pirmiausia, ar tu supranti, kam tas kompiuteris? Ne tau. Tai yra tavo mamai padėti, kaip sakoma, kad lengviau būtų naštą nuimti. Tai kadangi aš matau, kad čia nuosavas namas, čia yra daug namų ruošos darbų, matau nesukapotų malkų, matau labai daug dalykų. Tai turėk omeny, kad faktas, kad kai tu nežaidęs kompu, tu norėsi atsižaist, bet ribos turi būti, atsakomybės tavo niekur nedingsta. Nes visada mama gali paskambinti man ir aš su mielu noru nemokamai pasiimsiu tą kompiuterį atgal. Ane? Sutariam, kad
Gerai, net nereikia sakyti, ką ir taip žino. Tai ką, jums tada gerą naudojimą? Labai ačiū jums iš tikrųjų. Nėra už ką. Jūs pirmiausia, nežinau, jūs dėkokit ne man, jūs dėkokit žmonėm, kurie padėjo mano įmonė išlipti iš skolų. Tai jeigu eina pas mus žmonės ir perka, aš tada to geriu dalinuosi su kitais. Jeigu, tai va. Žinau tą jausmą iš tikrųjų, patikėkit. Tai va. Tai žodžiu, gerą naudojimą. Viso geriausio. Ačiū jums labai žentelė. Tai antrą kompiuterį važiuoju padovanoti žmonėms, tai trumpai drūtai susisiekė jau pilnametė studentė sesuo. Sako, šeimoje nebuvo galimybės niekada įsigyti kompiuterio, tai broliui padovanojo krikštatviai kompiuteriai. Vėliau aš su to broliu pasiskambinau į 5-3 kartos ir GTX 550 Ti. Tai tikrai sena vaizdo plokštė, tai ką mes padarysim, aš turiu paėmęs tokių pačių specifikacijų, bet kitaip atrodantį kompiuterį ir aš jį pastatysiu, o iš jo aš pasimsiu tą kompiuterį ir mes įstatysim į tą kompą geresnę vaizdo plokštę ir taip dar man atsiras vienas perteklinis kompas, kurį galėsiu kažkam padovanoti. Tai jeigu tu pažįsti šeimą, kuriai tikrai būtų neprošal pagalba, parašyk komentaruose po video, aprašyk istoriją ir galbūt aš su jais susisieksiu ir mes padovanosim kompiuterį. Gal nepastos atvarė? Apastos papuoliam. Labas. Užeisim, priimsi. Ką galiu pasakyti? Blogai. Tai turbūt nelabai čia ką verta testuoti, kai GTX 550. Šiaip, ką tu bandėjai žaisti, gal tai papasakok? Žaisdavau LOLą. LOLą? Tai nes realiai tik juos ir gali žaisti. CSGO dar žaisdavau. CSGO. Tai kai išėjo CS2, nieko. Kodėl mes pasirinkom realiai tave, nes kaip ir kompą turi, bet aš paėmęs iš tave šitą kompą galėsiu jį padovanoti, kas iš vis neturi, tai kaip ir win-win situacija. Tai tada mes nieko nelaukdami pradedam pakuoti viską. Jūs pažiūrėkit, kokį dydžio mygtukas. Ta prasme, čia šitą kompą junginėti ir išjunginėti reikia su kuloku. Pažiūrėk, dar nufilmuot par... Aš nesu matęs, kad taip su ventiliatoriai atrodytų. Čia DDR3. I know. Bet va, žino, gerai. Nu, dar toks dalyks nusimano. Nu, tai žinok, kai gauni haliavai daiktą, tai turėsi atidirbti kažką darydamas, ne tik gamindamas. Kiek tų metų? Man? Jo. 16. Tai po 10 metų turiu tave žinot kažkur. Kažką tokio turi būti padaręs, kad būtum sėkmingas žmogus, o galiu pasakyti taip. Jeigu daug dirbsi, nesvarbu, ką tu darysi, tau paeis. Tai čia stovi į 5-4 kartos. Tai nors tik vieną kartą geresnis, bet vaizduoja plokščiai yra jau 7 PM. Ar 7 šiam, palauk, pasižiūrim. 7 šiam, jo. Tai lauk sekančio video, kuriame parodysiu, kaip galima būtent tokių parametrų kompą patobulinti. Tai jeigu, pavyzdžiui, po metų laiko pas tave atsiras pinigėlių, įmeti 100 PM eurų, kur tavo kompas vėl stipriau važiuoja. Tai net tokia sena plokštė palyginus kaip GTX 7 šiam, lyginant su GTX 500 PM Ti, šito puslapio nelabai siūlyčiau pasitikėti, bet plus minus vis tiek realybė, kad 200% geresnė. Tai jeigu su šita galėjai žaisti pačius lengviausius žaidimus, su šita tavo jau kartelė šiek tiek gali pakilti. Bėda tik tais, kad Nvidia nepalaiko jau šitų vaizdo plokščių, tai driveris bus biškį sunkiau surasti. Antrą kompiuterį žentelis jau pristatė. Tai važiuojame į trečią objektą. Tai trečiosios šeimos istorija yra tokia, kad mama turi stuburo lygą, o tėtis turi širdies lygą, dėl to jis yra nedarbingas. Tai tikėkime, kad kompiuteris palengvins tėvų norą padovanoti kažką savo vaikui, dėl to, kad jie, kad ir kaip nori, jie to padaryti negali. Esam gyvenvietėje Kalnelių gražioniai ir pasakysiu taip, bet gyvenvietė čia yra nuosavi namai, bet neegzistuoja didmiesčių problemos. Mašiną gali statyti kur tik nori. Varom. Gerai, čiumpiu šitą dėžę ir rodai kelią.
šalta, nieks neįleidžia namo. Gerai. Kaip yra smagu padovanot kompą žmogui, kuris jo išvis neturėjęs, apie jį tik svajojęs. Tai kaip, manai, geras našumas ant CS2 ar ne? Žiauriai geras. Nu, tai kažkam gal gali pasirodyti 100 kadrų per sekundę nedaug, kai turit kietus kompus, bet kai tu gali žaisti ant stabilių kadrų per sekundę. Bet to čia ir 60 Hz ekranas, tai dovanota Markliui į dantis nežiūri. Aš matau, jis man mašinos raktų nenori duoti. Taip, vis dar aš vairuosiu. Tai ką, trečias kompiuteris žmonėm atiduotas. Liko dar 3, 4, nežinau, daug. Tai dar važiuosim į Naują Akmenę, važiuosim į Mažeikius ir spręsim, kur šiandien nakvot. Tai ketvirta istorija buvo tokia. Tai ketvirta... Biškį sunku. Tai ketvirta žmonių istorija tokia, kad susisiekė su manim mama ir paprašė dukrytį nešiojimo kompiuterio, bet atvykę ir pamatė jų gyvenimo sąlygas, tiesiog, griebiau širdies, tai dar vieną berniukui kompiuterį skirsiu, nes 5 vaikai, taip. Iš jų epilepsija, širdelės operuotos mažiesiam vaikiukam, tai tikrai situacija yra labai sudėtinga, tai jeigu tai nors kiek padės, tebūnie. Nedarėm istorinės, tikrai labai sudėtingom sąlygom gyvena. Daug ligų, daug vaikų, griebiau širdies, iš tikrųjų sunkiai žodžius tvardėm, tai, bet planavom tik tais nešiojimą kompiuterį padovanoti. Labą dieną. Užeinam. Oi, Arnoldas. Sveiki, malonu. Malonu. Tai paskutiniai šiandien ir 5 žmonės, tai priminkit dar savo vardą. Aidas. Aidas, tai šiaip šita jų asmeninė situacija man yra labai artima. 4 vaikai, taip? 4 vaikai. 4, tai mama mirė prieš... Mama mirus, jo, prieš metus laiką, metus abiškį. Tai va, tai likę kiek? Vyriausia su negale 23, 15... 15, 11 ir 9. Ir 9, tai aš taip pat esu iš 5 vyriausias, mano mama mirė, aišku, kur kas seniau 99-ais, tai jau senai. Tai kai išgirdau tą situaciją, tai man ir dabar šiek tiek, žinot, per daug artima istorija, griebiau širdies, tai labai supranti, kaip kas yra. Pažiūrėkit, kiek jiems šypsenos, galima juos parodyti? Galima, prašom. Na va, gerai, tai bėgam tada darbuotis, darytis ir, nes jau vienas nekatrauja, kurį ekraną rinktis ir tada susižiūrėsim. Sakė, ausinių nereikia, bet nueisi Kornelį už namą atneši iš mašinų. Op. Bet vos ne visas top fregas. Top fregas. Nu tai, jeigu nebus double fregas, galėsi gražintis. Logiškai šnekant, ne? Nu, Fortnite gal sunkiau, bet... Ne, žaidžiau. Žaidėjai? Žaidėm to. Jo, bandžiau. Bandėjai. Kad tik settingus reikia persistyti. Nors jaunuoliai ir tik 15 metų, tačiau norėdamas kompiuterio jis jau dirbo Volte, susitaupė pinigėlių ir nusipirko štai šį kompiuterį, bet dėl labai prasto ekrano, kuris buvo televizorius, akių gadinimo ir panašiai, nusprendžiau aš jiems tą kompiuterį padovanot, nes jeigu jau jaunuolis taip sunkiai dirbo, kad galėtų įsigyti kažką, tai su mano pagalba jie galėjo gauti normalesnį kompiuterį, kurio dėka tai padėtų ir mokslams, ir žaidimams. Nu tai išsipakok jau savo klaviatūrą naują, jaunuolį. Išsipakok, nu pats, neilgai aš tau turiu viską daryti, ar ne taip. Žiūrėk kokia. Opa, žiūrėk, ar ne kaip. Tavo šitiek geriau matyti raidas, viską. Bet šitas raidas paryškintas, kai eini, pavyzdžiui, per žaidimą, žinai. Taip, žaidiminės, kai tas klaviatūra. Aš galvau, kodėl tas kompas atvirkščiai padėtas. Tai šakės yra maitinimo blokui, tai iš tikrųjų tai nėra gerai. Mes suorganizuosim jums kitą maitinimo bloką, nes stringantis ventiliatorius lemia komponentų perkaitimą. Mums nereikia potencialaus gaisro šaltinio.
Tai, nu, kaip sakyt, aš jau labai nenubednėsiu tiek jau kompų išdalinęs, tai aš jums atsiųsiu tą maitinimo bloką, nes taip, nu, neturi būti. Tai pagaliau projektas baigtas, visi kompiuterius gavo, visi patenkinti. Noriu padėkoti ne tik tiems, kurie prisidėjo ir komponentais prie šio projekto, bet ir savo darbu, nes tuos kompiuterius reikėjo ir paruošti, surinkti ir taip toliau. Tai turbūt daug nedaugžodžiausiu ir sakau visiems iki sekančio.